net nežinau, iš tikrųjų, gal ir gerai, kad dalyvauja. Tėtis nežino nieko. Nežinau, ar matė, tikriausiai, kad nematė. Mes jam nerodėm. Jis pakol kas nieko nežino. Jam labai nepatinka tokie dalykai. Tikimės, kad sužinojęs apie realybės šou, Audronės sutuoktinis pakeis nuomonę, kaip tai padarė Elvyros Monginienės vyras. Kaip sužinojau, paskambino telefonu ir pranešė. Sako, žinok, aš čia dalyvauju. Sakau, kur dalyvauju? Ten ir ten, sako, leidai. Sakau, kad jau tu jai dalyvauji, tai jau tas mano leidimas jau, kaip sakant, po pietų. Bet kai aš jam pasakiau, kad važiuoju atranką, jis pasakė, tai tu manęs klausi, ar konstatuoji faktą? Pasakiau, kad konstatuoji faktą. Taip jis ir turėjo sutikti. Man iš tikrųjų biški taip gaila, kai jos nėra namie. O dabar bus kiek, 2 ar 3 mėnesiai jos, per jos laisvadienius jinai važiuoja į Vilnių, filmuojasi, ten kažką veikia, kažką daro. Tai va, ko gaila, laiko. Duktė namus sutvarko, vyras pinigus uždirba. Elvyra juokauja, kad taip ir turi gyventi tikra grožio karalienė. Į tikrų grožio karalienių vaidmenį moteris spėjo įsijausti ir mados fotografo Tomo Kaunecko fotostudijoje. Grimo specialistai ir įvaizdžio kūrėjai dalyviams padėjo atskleisti savo jaunatvišką žavesį. Fotoaparatų blykstės, plaukus kedenantis vėjas ne vieną projekto dalyvę privertė pasijausti mažiausiai modeliu. Moterys nesudvejojo net tuo met, kai teko nusimesti viršutinius drabužius ir prieš fotografą likti tik su liemenėle. Tai yra pirmas kartas, bet mano intuicija man pasakė, kad reikia daryti būtent taip. Plus man padėjo fotografas su savo kažkokiais taip patarimais, į kurias atsižvelgiau. Fotografuojama jaučiausi būtent taip, kaip Monika Belučia, galima sakyti. Nes man tai yra moteriškumas. Ir labai gerai jaučiausi su to liemenėle. Manau, sukūriau moteriškas, fatališkas moters įvaizdį, žvilgsniu, kūno, manierą, šypseną. Viešumo bijau. Iš tikrųjų esu ganėtinai jautri ir reaguoju. Nesu iš tų žmonių, kuriam kaip vanduo nuo žąsies. Deja, bet viešumo išvengti čia nepavyks. Tai supratusi 28 Olivija Eitmanavičiūtė svetingai pravėrė namų duris. Kitos dalyvės jau pastebėjo, kad Olivija nuolat šypsosi, tačiau po žavingą šypseną slepiasi skaudus praeities išgyvenimai. Kai aš skiriausi, mano dukrai buvo 1,5 metų. Aš tikrai bijojau, bet per visą santuokos laikotarpį tikrai susikaupė pakankamai skausmo ir tiesiog po truputėlį tai kaupėsi ir aš vieną dieną priėjau prie veidrodžio ir aš pamačiau, kad aš nebe ta moteris, kuri ištekėjau, kad aš nebešvyčiu, kad mano akis yra užverktas. Aš tiesiog kovoju su vėjo malūnais kurį laiką. Ir nors ir man buvo sunku, bet aš pasiryžau skirtis. Ir dabar praėjus 4 metam galiu pasakyti, kad taip, tai buvo sunkiausias sprendimas mano gyvenime, bet aš manau, kad jis buvo teisingas. Man širdis laiminga, Olivija galėtų būti puikus pavyzdys moterims, kurios galbūt daugybę metų nori skirtis, bet taip ir nesiryžta. Aš esu laiminga. Aš tikrai neatsimenu, kada paskutinį kartą verkiau. Aš labai daug dabar juokiuosi. Aš tikrai puikiai leidžiu laiką. Mano dukra yra labai laiminga, tai kas man yra svarbiausia. O antra pusė, aš manau, kad jinai ateis. Tai yra tik tai laiko klausimas. Taip jau sutapo, kad projekte Mrs. Lietuva susirinko daug išsiskyrusių moterų. Skaudžias skyrybas ir smurtą šeimoje išgyvenusi Renata Koftun anuos laikus prisimena nenoriai. Dabar jį teigia esanti labai laiminga. Skyrybos iš tikrųjų buvo sunkios, nes jos tęsiasi
netgi po to, kai ir oficialiai mus jau išskyrė iš tikrųjų, ir prieš tai mes jau atskirai gyvenom, bet jos tiesiog labai ilgai trūko, nes tiesiog nenorėjo buvęs vyras paleisti ir tai teko sulaukti ir grasinimų ir viską, bet tai kažkaip labai gerų momentų sutikau Andrėjų ir viskas labai greitai pakrypo geresnę linkmę. Taip pat pozityviai į gyvenimą šiandien žvelgia 31 kaunietė Silvija Tvirbutienė. Po skyrybų atsiradusią tuštumą moteris užpildė itin egzotiškais šokiais. Tiksliau, tiesioginė to žodžio prasme – šokiais su kardais. Su laiku tai tapo pragyvenimo šaltiniu. Paskutiniu metu būtent šoku tribal stiliaus šokius. Tai yra pilvo šokio ir jogos miksas. Dėl žaviausios moters titulo ne kardus, bet nagučius galandas ir bulgariško kraujo turinti Natalija Ganža. Moteris ilgą laiką džiaugiasi sporto varžybų titulais, tačiau savo ir kitiems ketina įrodyti, kad taip pat yra verta Mrs. Lietuva titulo. Treniravausi ir dalyvavau varžybose. Pasakiau pati savo, su vyru kartu, kad aš galiu tapti ten kažkokia sportininkė, kurią tapau. O dabar sieksim kitą titulą. Tai labai norėčiau pasiekti. Pasitengsiu padaryti viską, kad tai įvyktų. Tiesiog aš žinau, kad jos bulgariškas temperamentas leis jai išlaviruoti iš kažkokių keblių situacijų. Nemažiau ryški, seksualumų spinduliuojanti dalyvė šiaulietė Kristina Mickevičiūtė. Kitų dalyvių praminta holivudinė mergaitė, iš pirmo žvilgsnio svajonių sekretorė, dirba antstolės padėjėja. Galbūt mano yra svajonė viešuma ir tas antstolių darbas. Dirbu tik tais, kad dirbti aš neįsivaizduoju, kam galėtų patikti toks darbas dirbti, nes tai vis dėlto žmonių tu ieškai pinigus ir taip toliau, tai nėra, tu nesijauti tas labai geras toksai ir naudingas žmogus. 31 tamsiaplaukė neslepia norinti ištrūkti iš provincijos ir išgarsėti. Reikia man kažkokių tai iššūkių, nes nenoriu nugyventi gyvenimą taip, kad nes niekas nežinotų. Laikinai užverkime dalyvių namų duris ir grįžkime į nuotykių pušinėlį. Šiandien čia jų laukia paskutinė, bet sunkiausia užduotis. Pasimelskime prieš kelionę. Kaip mergaitės, kaip atrodo? O tu pergyveni, būsi ir čia Dievo. Išprotėję. Čia neįmanoma. Realybės šou dalyvaujam. Jūs parodykit pirmas. Mėgstamiausias jūsų pratimas vadinasi šuolis į svajonę. Jo? Tikiuosi jūs jo ilgai nepamiršit. Merginos, žiūrėkit, čia toks pratimas iš tikrųjų labai stiprus. Jo, reikės tikrai įveikti tą baimę. Ir čia tai padaryta, kad jinai turėtų atsirasti. Čia yra 8 metrų aukštį, yra tokia aikštelė, kur jinai slydi, kreiva, traško. Jo, ir taip tikrai turėtum pajausti baimę. Kaip taip galėtų būti? Žodžiu, negali atsitikti šitaip, kaip liaudės išmintis sako, lyg po bobo kopėčiom ir nukrito netyčiom. Gurbetas pagaus jūs. Jo, atsipadaluokit, viskas bus gerai. Merginos, pirmin, išbandymą. Aukštai pušyje įrengta aikštelė. Šuolis nuo jos – tai dar vienas testas drąsiausioms projekto dalyviams. Tai nėra fizinės jėgos išbandymas, tai nėra ir vien gerų sportinių rezultatų siekimas. Jos mokysis pasiekti tam tikrą prasme neįmanomo tikslo kartu, palaikydamos vieną kitą. Ar jos sugebės nugalėti savo vidinės baimės ir pasakyti savo reikia? Iš pradžių nesiryžau todėl, kad galvau, kad visi juokauja ir tikrai nemaniau, kad gali būti toks iššūkis merginam, kai reikia lipti į 8 metrų pušį. Tada pagalvau, kad tai tik tai šaiposi iš mūsų, juokauja ir nori padaryti šou iš mūsų mimikų išsigandus. Užsakyk, gedulingus pietus. Kaip mačiau, galvojau, dabar įdomu, jeigu aš užlipsiu ir nukrisiu, ar mane surinks pilnatinai nuo sniego ar ne, ar dar paliks. Kurios moterys įveiks savo baimės ir išdrys lipti į pušies viršūnę? Kas pasakys stop pusiaukelėje? Neapykanta, ašaros, iššūkis savo ir konkurentėms. Netrukus.